Jei kada išsikėlei tikslą ir po mėnesio jis tiesiog išgaravo, tu ne vienas. Su investavimo tikslais vyksta tas pats. Kiekvienų metų pradžia atrodo viliojanti, naujas tikslas ir tas pažįstamas šiemet tikrai pavyks. Bet be plano jis išsibarsto greičiau nei smėlis tarp pirštų. Strava, viena didžiausių sporto programėlių, išanalizavo daugiau nei 800 milijonų aktyvumo įrašų ir pastebėjo, kad dauguma žmonių pasiduoda iki sausio 19-osios. Ši diena net turi pravardę – atsisakymo diena. Aš pati buvau ten pat. Galvojau, kad turiu aiškų tikslą, bet realybėje jis buvo toks miglotas, kad net nežinojau, nuo ko pradėti. Ir nors čia kalbu apie investavimą, šie principai tinka bet kuriam siekiui – sportų, studijoms, karjerai ar net įpročiams. Nes problema dažniausiai ne tame, ko sieki, o pačioje struktūroje. Todėl parodysiu, kaip sukurti investavimo tikslą, kuris išgyvena visus 2026-osius. Net tada, kai noras dingsta, o rutina perima kontrolę. Ir pabaigoje pasidalinsiu vienu dalyku, kuris man padėjo ne tik pradėti, bet ir išlaikyti kryptį būtent tada, kai tikslai griūva lengviausiai. Sveiki! Aš Auksė. Pradėkim nuo vietos, kur dauguma suklumpa, dar net nepradėję. Kai pradėjau gilintis, greitai aiškėjo viena tendencija. Daug investavimo tikslų sugriūva dar prieš žmogui pradedant veikti. Ne dėl to, kad rinka sudėtinga, o dėl to, kaip pats tikslas parašytas. Dažniausiai tikslas būna nepakankamai konkretus, nesusijęta su jokiu konkrečiu veiksmu ir galiausiai žmogus neturi aiškaus pirmo žingsnio. Kai nėra aiškumo, sunku išlaikyti kryptį. Psichologiškai mes darome tą pačią klaidą. Pervertiname, kiek galime padaryti per mėnesį, bet nuvertiname, kiek galime pasiekti per metus. Tai vadinamoji planuotojo klaida. Kad būtų paprasčiau, pažiūrėkime į 5 spąstus, į kuriuos žmonės įkrenta, rašydami investavimo tikslus, o po jų trumpa praktika, kuri padės suprasti, koks tikslas tau tinka šiandien. Kiekvienas iš šių spąstų atrodo mažas, bet būtent jie dažniausiai sustabdo žmones dar prieš pradedant. Pirma, neapibrėžta kryptis yra tada, kai tikslas skamba gražiai, bet nepasako nei kiek, nei kada, nei kam. Noriu daugiau investuoti, noriu būti finansiškai saugesnis, tai pernelyg bendras noras, todėl žmogus išties nežino, nuo ko pradėti. Antra, nerealūs lūkesčiai atsiranda, kai tikimasi per didelės grąžos arba per didelio progreso, o emocijos čia dar labiau įsipina. Vidutinis investuotojas priima kelis kartus daugiau emocinių sprendimų, nei pats galvojo. Ir būtent emocijos dažnai sugriauna tikslus, ne rinka. Jei tikslas remiasi ne realybė, o lūkesčiais, jis nuvilia net tada, kai žmogui objektyviai sekasi. Trečia. Tikslas supainiojamas su priemonė tada, kai žmogus vietoj tikslo įrašo veiksmą. Pavyzdžiui, pradėsiu investuoti kas mėnesį, atsidarysiu investavimui skirtą platformą. Tai nėra tikslas, tai tik būdas pasiekti tikslą. Tikslas turi pasakyti, ką nori pasiekti, o ne tik, ką darysi. Ketvirta. Tikslai be skaičių neturi jokio realaus pagrindo. Jie neatsiremia į pajamas, išlaidas, riziką ir galimybės, todėl tik spėjimu, ne planu. Ir čia įdomi detalė. Tyrimai rodo, kad žmonės, kurie tikslą sukonkretina skaičiais, iki 3 kartų dažniau jo laikosi, nes tikslų skaičius automatiškai įjungia aiškų veiksmą, o ne miglotą norą. 5. Nėra progreso matavimo. Kai žmogus nepasirašo, kaip ir kada tikslą tikrins. Be aiškaus matavimo sunku suprasti, ar judi į priekį, todėl motyvacija labai greitai dingsta. Ir beje, jei tokios mažos pastabos padeda aiškiau viską matyti, kviečiu paspausti like ir subscribe. Čia vis grįžtu prie paprastų dalykų, kurie padeda judėti toliau ir tobulėti. O dabar grįžkim prie temos. Kad investavimo tikslas iš tikrųjų veiktų, jis turi atsiremti į aiškų pagrindą. Ir šis pagrindas turi 3 lygius. Kiekvienas jų reikalauja skirtingų tikslų ir skirtingo pasiruošimo. Saugumas. Tai finansinė pagalvė, stabilios pajamos, jokios blogos skolos ir aiškus žinojimas, kiek išleidžiama. Jei šito pamato nėra, visi aukštesni tikslai lieka tik teorija. Stabilumas. Tai investavimo ritmas, fiksuota suma ar procentas kas mėnesį. Automatizavimas ir portfelio peržiūros. Čia atsiranda įpročiai, kurie leidžia tikslui ne tik atsirasti, bet ir išlikti. Beje, automatizavimas yra vienas stipriausių ginklų. Tyrimai rodo, kad automatizuoti įsipareigojimai ženkliai padidina tikimybę jų laikytis. Kai veiksmas nutinka be mūsų valios, mes jo nesugadinam. Ir paskutinis lygis – augimas. Tai tikslus ilgalaikiai tikslai, kurie atspindi tavo gyvenimo kryptį. Jis įmanomas tik tada, kai turi saugumą ir stabilumą.
Kad suprastum, kur šiuo metu esi, atsakyk į šios klausimus. Jei į kurį nors klausimą negali atsakyti, būtent ten ir yra tavo pradžia. Saugumo lygis. Ar turi bent 3 mėnesių finansinę pagalbę? Ar tavo skolos yra pigios ir laiku mokamos? Ar žinai savo tikslės mėnesio išlaidas? Jei bent vienas atsakymas ne, esi saugumo lygyje. Stabilumo lygis. Ar investuoji kas mėnesį? Ar investavimas vyksta automatiškai? Ar turi aišku portfelio peržiūrėjimo ritmą? Jei ne, esi stabilumo lygyje. Augimo lygis. Ar aiškiai žinai, kodėl investuoji? Ar turi skaičiais išreikštą tikslą? Ar supranti savo portfelio struktūrą? Jei į visus atsakai taip, esi augimo lygyje. Kai jau žinai, kokiame lygyje esi, kitas žingsnis – paversti norą tokiu tikslu, kurį gali valdyti. Ir čia yra viena įdomi, net šiek tiek skaudi detalė. Apie 70% žmonių pradeda investuoti tik po stipraus sukrėtimo, skolų, sumažėjusios algos ar prarasto saugumo. Tai reiškia, kad tikslas dažniau gimsta iš streso, o ne iš plano. Todėl svarbiausia jį susidėlioti dar prieš kažkam nutinkant. Tam padeda keli paprasti klausimai. Kiek tiksliai nori pasiekti, iki kada, kokiu būdu tai darysi, kodėl tai svarbu dabar, kaip matuosime progresą ir kokią klaidų ribą sau leisi, kad tikslas nesubyrėtų. Kai atsakai į juos visus, tikslas iš miglotos idėjos tampa aiškiu, valdomu planu. Beje, elgesio tyrimai rodo, kad tikslai užrašyti esamuoju laiku – investuoju, sukaupiu – žymiai dažniau tampa realybė, neskamba kaip tapatybė, o ne pažadas ateičiai. Kad suprastum, kodėl šie klausimai tokie svarbus, pasidalinsiu savo realiu pavyzdžiu. Pirmą kartą, pradėjusi investuoti, net neturėjau jokio tikslo. Tiesiog nėriau stačia galva. O kai pagaliau jį surašiau, jis skambėjo taip – uždirbti 15% per metus. Tai nebuvo tikslas, tai buvo rinkos spėjimas ir dėl to kiekvienas rinkos judesys atrodė kaip mano klaida. Vėliau tą tikslą perrašiau taip, kad galėčiau jį valdyti pati. Šiais metais investuoju X procentų pajamų kiekvieną mėnesį, pervedant iškart gavus atlyginimą. Ir tada dingo visas vidinis spaudimas. O čia būtų pavyzdinis 2026 metų tikslas. Iki 2026 metų gruodžio 31 dienos sukaupiu 4000 investicijose. Kiekvieną mėnesį investuoju 330 €. Portfelio struktūra – 80% plataus spektro ETF, 20% satelitinė pozicija. Tai gali būti P2P, REIT, obligacijos ir panašiai. Ritmas – kas ketvirtį peržiūriu portfelį. Klaidų riba – jei 3 mėnesius iš eilės neinvestuoju pilnos sumos, koreguoju biudžetą. Kad tai neliktų tik pavyzdys ekrane, šiandien gali padaryti kelis labai paprastus žingsnius. Pirmiausia, aiškiai nusistatyk, kuriame lygyje esi dabar – saugumo, stabilumo ar augimo. Tuomet pasirink tik vieną tikslų kategoriją šiems metams, nes vienas aiškus tikslas veikia žymiai stipriau nei keli konkuruojantis tarpusavyje. Ir kai tai turi, užrašyk tikslą esamuoju laiku. Taip jis tampa veiksmu, o ne tolima idėja. Iš karto apsibrėžk ir klaidų ribą. Pavyzdžiui, jei mėnesį ar 2 iš eilės nepavyksta laikytis planą, peržiūriu biudžetą ar sumą. Ir galiausiai, įsivesk datą pirmai peržiūrai. Tai gali būti po kelių savaičių, po mėnesio ar ketvirčio. Svarbiausia, kad turėtų momento, kada grįžti ir peržiūrėsi, kaip sekasi. Tiek šiam kartui. Jei šiandien susirašysi net labai juodraštinį tikslą, turėsi aišku orientyrą, o kai turi kryptį, kiekvienas finansinis sprendimas tampa lengvesnis ir nebe chaotiškas. Tikslas duoda ramybę, o ramybė leidžia judėti greičiau. Ir žinai ką? Jei šis video padėjo bent truputį aiškiau žiūrėti į savo finansus, paspausk patinka ir prenumeruok kanalą. Tai man yra ženklas, kad einu teisinga linkme ir verta kurti dar daugiau tokių temų. Iki kito karto.